Gaminame pyragą rududu. Kiaušinius išplakite su cukrumi, kol pasidarys purus ir neliks cukraus kruopelių. Medų ištirpinkite garų vonelėje, atvėsinkite, supilkite į kiaušinių plakinį ir vėl plakite apie porą minučių, kad medus gerai pasiskirstytų. Miltus persijokite ir nenustodami plakti po truputį berkite į kiaušinių masę. Sodą užpilkite šlakeliu acto, kad suputotų. Supilkite ją į tešlą ir gerai išmaišykite. Stačiakampę kepimo formą išklokite kepimo popieriumi ir supilkite tešlą. Kepkite apie 30-40 minučių 180 laipsnių karščio orkaitėje. Kai biskvitas iškeps, atvėsinkite ir perpjaukite išilgai per vidurį. Sviestą išlydykite, sudėkite jį į sutirštintą pieną rududu, išmaišykite ir nuimkite nuo viryklės. Tada plakite, kol kremas taps žvilgantis, vientisas ir be kruopelių. Abi biskvito perpjautasias pusės tolygiai ištepkite šokoladiniu kremu Nutella. Ant viršaus tepkite karameliniu kremu. Pusę karamelinio kremo palikite. Vieną pyrago dalį užvožkite ant kitos kremu išteptomis pusėmis ir paspauskite. Likusį karamelinį kremą užtepkite ant pyrago viršaus ir apibarstykite smulkintais graikiniais riešutais. Prieš patiekiant geriausia pyragą palaikyti šaldytuve apie 3-4 valandas, kad susigulėtų. Skanaus!